1991 metais koledže įstojau į regbio klubą. Man tai buvo iššūkis, nes vasarą turėjau griežtai laikytis treniruotės programos, kurią iš karto išmečiau. Atėjo rugsėjis ir aš atvykau į klubo treniruotę jausdamas pasitikėjimo antplūdį. Kai atvykau, visi vyrukai buvo labai tylūs, o tai pasirodė keista. Staiga atėjo treneris ir pasakė: pradėsime nuo pipsiuko testo. Pipsiuko testas tai užduotis, kai tenka bėgioti pirmyn atgal maždaug 20 metrų tarp pyptelėjimų, kurie pasigirsta vis dažniau. Bėgioji, kol krenti. Man tai nutiko gana greitai. Kritau antras, visiškai fiziškai išsekęs. Paskui turėjome nusirengti, likti tik su šortais. Mums turėjo būti atliktas nutukimo testas. Šį epizodą paliksiu jūsų vaizduotei. Per testą nustatoma, kiek jūsų kūne yra riebalų palyginti su raumenimis. Paaiškėjo, kad komandoje buvo dar vienas vyrukas, netgi riebesnis už mane. Tapome gerais draugais. Du dručkiai. Visų testų rezultatai buvo užrašyti ir viešai paskelbti. Tai buvo labai nemalonu. Kai visi testai buvo atlikti, treneris surinko mus ir pasakė: nors tai nėra malonu, tačiau bent jau išsiaiškinome tiesą treniruočio aikštelėje, dar prieš tikras rungtynes. Kartais gyvenime apie save sužinome šokiruojančių dalykų. Pasijuntame tarsi apnuoginti. Bet kaip treneris ir sakė, geriau išsiaiškinti tiesą apie save, kol dar turime galimybę ką nors padaryti. Jau ištyrėme, kas yra Jėzus. Kitas klausimas štai koks. Kodėl Jėzus atėjo? Ar jis norėjo atnešti pasauliui taiką? Ar norėjo išgydyti visas negalias ir padėti tašką viso pasaulio kentėjimams? Ar jis norėjo pakeisti visuomenę ir parodyti pavyzdį, kaip turėtume gyventi? Nors tai iš dalies tiesa, pasak Morkaus, šie tikslai nėra pagrindinė priežastis, kodėl atėjo Jėzus. Pažiūrėkime į pasaulį, kuriame tiek daug grožio. Tačiau ar galima nuoširdžiai pasakyti, kad viskas gerai? Nuomonės įvairios, bet 20 amžiaus istorija byloja, kad per tą šimtmetį žiauriai žuvo bent 100 milijonų žmonių. Apie 2400 žiaurių mirčių kasdien. Klausimas: kodėl pasaulis toks? Evangelijoje pagal Morkų Jėzus atskleidžia nepatogią tiesą. Jis pareiškia, kad pasaulyje kažkas ne taip todėl, kad kažkas negerai mums. Akimirkai įsivaizduokite milžinišką galeriją. Visam pasauliui rodoma jūsų gyvenimo istorija. Išsamei ir tiksliai parodoma ne vien tik tai, ką esate pasakęs ir padaręs, bet dar ir visos mintys, kokios tik buvo šovusios galvon. Niekas nepakeista. Visa matoma kitiems. Aišku, ten būtų dalykų, kuriais didžiuotumėtės. Meilės ryšiai, dideli pasiekimai, gailestingumo darbai, dosnumo akimirkos, galbūt puikiai karjera, bet būtų tūkstančiai dalykų, kurių nenorėtumėte rodyti viešai. Norėtumėte nuslėpti. Galbūt tai kas nors, ko nežino niekas, net artimiausi draugai. Problema yra ne tik tai, ką pasakėme, padarėme ar pagalvojome, bet ir tai, ką turėjome padaryti, žodžiai, kuriuos turėjome ištarti. Jei mano gyvenimas būtų šitai paviešintas, būtų košmaras. Labai nenorėčiau, kad mano gyvenimas būtų visiems matomas. Būtų išties labai gėda. Negalėčiau pažiūrėti žmonėms į akis. O jūs, jei atvirai, ar galėtumėte? Taigi, kur čia šuo pakastas? Kodėl yra tiek daug ko gėdytis? Morkaus Evangelijos 7 skyriuje Jėzus pateikia atsakymą. Žmogų suteršia tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, svetimavimai paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, klasta, nesusilaikymas, pavydas, piktžodžiavimai, išdidumas, kvailystė. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų.
Kai žiūrime į pasaulį ir matome visas jo blogybės, instinktyviai norime rodyti pirštu į kitus. Bet Jėzus sako, kad problema yra kur kas arčiau. Pasaulis nėra toks, koks turėtų būti todėl, kad mes nesame tokie, kokie turėtume būti. Jei tektų nustatyti blogio pasaulyje šaknį, pasak Jėzaus, tai būtų žmogaus širdis. Jėzaus laikų žmogui širdis nereiškia vien tik pompos varinėjančios kūne kraują. Jam tai reiškia mąstymą, asmenybės esmę. Tikrąjį aš. Kodėl taip sunku palaikyti gerus santykius? Kodėl skaudiname mylimus žmonės? Kodėl savaime nedarome to, ką žinome esant geriausia? Ir kodėl taip dažnai knieti padaryti ką nors blogo? Todėl, kad kiekvieno iš mūsų širdis ydinga. Deja, anot Jėzaus, mūsų problema tuo nesibaigia. Gėdingai elgiamės ne tik su kitais žmonėmis, bet ir su Dievu. Morkaus Evangelijos 12 skyriuje Jėzus sako, kaip turime elgtis su Dievu. Tad mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa savo siela, visų protų ir visomis savo jėgomis. Jėzus vadina tai pačiu svarbiausiu įsakymu ir ne šiaip sau. Dievas mūsų kūrė, palaiko mūsų gyvastį, teikia įvairias gėrybės, kuriomis mėgaujamės. Koks turėtų būti mūsų atsakas? Jėzus sako, kad turime mylėti Dievą visa širdimi, visa siela, visomis mintimis ir jėgomis. Tie baisūs žodeliai, visa, visomis, tai reiškia, kad nuo Dievo nevalia nuslėpti nei menkiausios gyvenimo dalelės. Jam turi atitekti viskas. Bet mes trokštame gyventi kitaip. Mes sprendžiame, kaip elgsime su savo širdimi, siela, protu, jėgomis. Savo širdį dažnai skiriame daugam, tik ne savo kūrėjui. Nelabai išmanome jo paliepimus, nei jo labiau siekiame jiems paklusti. Mes kuriame santykius su kitais, bet atsisakome pačių svarbiausių santykių, dėl kurių iš tikro ir esame sukurti. Užuot mylėję Dievą, gyvename taip, lyg patys būtume dievai, ir tai Biblija vadina nuodėme. Dėl ko Jėzus atėjo? Anot Morkaus, Jėzus atėjo išgydyti mūsų širdies ligą, pašalinti mūsų nuodėmę. Morkaus 2 skyrius 15-17 eilutės. Kai Jėzus Levio namuose valgė, drauge prie stalo su Jėzumi ir mokiniais sėdėjo daug muitininkų bei nusidėjėlių, nes tokių buvo daug ir jie sekė paskui jį. Rašto žinovai ir fariziejai, išvydę jį valgantį su muitininkais ir nusidėjėliais, klausė jo mokinių, kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Tai išgirdęs Jėzus atsiliepė. Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai. Atkreipkite dėmesį, kaip priešiškai šie žmonės elgėsi su Jėzumi. Jie vadinami fariziejais ir rašto žinovais, religinė bendruomenė. Jie būdavo sinagogoje, visada melsdavosi, stengdavosi elgtis teisingai. Ir štai jie įnirtę, nes Jėzus skiria savo laiką žmonėms, į kuriuos jie žiūri iš aukšto. Ypač į muitininkus, kurie buvo nekenčiami, nes dirbo okupantams romėnams. Tačiau tiek mus, tiek fariziejus sukrečia Jėzaus pareiškimas 17 eilutėje. Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių atgailai. Jėzus žino, kad žiūrėdamas į savo gyvenimą ir širdies nuostatas, nė vienas negali patikinti esąs teisuolis. Nė vienas nesugeba mylėti Dievo visa širdimi, visa siela, visų protu ir visomis jėgomis. Jei sugebėtume taip gyventi, nebūtų prasmės jam ateiti. Ne, Jėzus sako, atėjau šaukti ne tų, kurie galvoja esą geri, kurie mano neturi ko gėdytis. Aš atėjau pas tuos, kurie mato, kas dedasi jų širdyse, pas tuos, kurie suvokia, kad jiems verkiant reikia išgydymo. Jei ir jūs tai suvokiate, tuomet suprasite, kodėl Morkus apibūdina Jėzų kaip gerąją naujieną. Kai ateini pas Jėzų, tavęs neklausia, ar esi pakankamai geras, bet ar esi pakankamai blogas. Jis atėjo pas žmonės, kurie suvokia esą blogi, ne pas tokius, kurie manosi esą geri. Štai ko Jėzus atėjo į šį pasaulį. Argi neironiška, kad šie religingi žmonės, kurie masto, jog jų širdis yra priimtinos Dievui, kuria planus nužudyti Jėzų.
Jėzus sako, aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Kodėl Jėzus atėjo kviesti būtent nusidėjėlių? Norėdami atsakyti į šį klausimą, perskaitykime gana žiaurias eilutes. Morkaus 9 skyrius 43-48 eilutės. Jėzus pasako, kokia iš tiesų yra mūsų širdies problema. Jei ranka traukia tave nusidėti, nukirsk ją. Tau geriau sužalotam įeiti jam žinai į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negestančią ugnį. Ir jei tavo koja traukia tave į nuodėmę, nukirsk ją. Nes tau geriau lošam įžengti jam žinai į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą, į negestančią ugnį. Ir jei tavo akis traukia tave nusidėti, išlupk ją. Nes geriau tau viena akių įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į ugnies pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Australijoje buvau aplankyti draugo. Jis nusivedė mane į Botany Bay paplūdimį, kur sumaniau paplaukioti. Besivelkant marškinėlius, jis paklausė, ką sumaniai? Atsakiau, noriu paplaukioti. Jis tarė, ar matai įspėjamuosius ženklus? Ką čia tauški, nieko blogo man nenutiks, atsakiau. Jis tarė, klausyk, bičiuli, rykliai čia pražudė 200 australų. Pats spręsk, ar tie ženklai čia įbesti, kad apsaugotų tave, ar kad sugadintų tau džiaugsmą. Esi suaugęs žmogus, pats ir spręsk. Tai pasakęs, jis nuėjo tolyn. Kai girdime Jėzaus žodžius apie pragarą, turime paklausti savęs, kodėl jis taip kalba? Ar jis vedžioja mus už nosies? Nori įbauginti, kad galėtų mus valdyti? O gal su meile įspėja? Žiūrėdamas į Jėzaus gyvenimą ir matydamas, kaip jis elgėsi su žmonėmis, matau mylintį žmogų. Net ir viso pasaulio atstumtieji buvo giliai jo mylimi. Jėzus mus įspėja apie pragarą todėl, kad iš tikro mus myli ir nenori, jog ten patektume. Jis žino, kad jei atmesime Dievą savo gyvenime, tai Dievas turės visą teisę atmesti mus. Jis žino, kad nesunaikinta mūsų nuodėmė nuvarys mus į vietą, kurioje nesibaigia kentėjimai. Jis įspėja todėl, kad mus myli. Tik štai yra viena problema. Jėzus neduoda vaisto nuo nuodėmės, kai kalba apie rankos ar kojos nukirtimą ar akies išlupimą. Net jei tai ir padarytume, peilis niekada nepasieks tiek giliai, kiek reikia. Jis nepasieks pačios didžiausios žmogaus širdies ligos. Žmogaus širdžiai verkiant reikia išgydymo. Kad ir kaip besistengtume, istorija parodė, kad negalime pasigydyti patys. Štai dėl ko Jėzus atėjo. Kad ir kaip nemėgčiau nutukimo testo ir to pypsėjimo, jau verčiau prasta būklė išaiškėja anksčiau, dar prieš išbėgant į aikštę žaisti. Panašiai ir Jėzus mums rodo, kokie esame, kad galėtume priimti jo kvietimą, kol dar yra laiko. Mes nesuprasime, dėl ko Jėzus atėjo, jei nesuprasime tikrosios savo širdies būklės. Ir jei to nepastebėsime, per gyvenimą žygiuosime taip ir nesuvokdami, kad iš tikro mums iškilusi baisi grėsmė.